Labą dieną, ilgai nefilmavom, nes vos ne visą šeimyną pasigavom kažkokią bakteriją, prastai jautėmės. Išsinuomavom mašiną, šiandien važiuoju be žmonos, nes jį miršta dabar lovai. Aplankysim senovinį miestą sugriuvusi Sėdra vadinasi, o toliau matysim, kur važiuosim. Gerai susiaurėja. Ir bananų plantacijos. That's why I'm trying to wake up with a new mind, new eyes, new way of looking at life. So come on. Va taip, kopiam. Čia visą šitą antikinį miestelį tik neseniai pradėjo atkasinėti. Ir jį, kaip mums sakė, per 3 metus tiek atkas ir matosi šviežiai atkasimai. Yra ką. Plius, prieš 2 dienas pats apsikabinęs tualetą sėdėjau. Tai va. Ir va tokie vaizdai. Net laiptukai išlikę. Tai nuo pačiai matom akmenų krūvą. Čia matomai pradės grįsti viską akmenukais. Tai čia aš manau 5 metų bėgyje išvystys turistam infrastruktūrą gerai. Ypatingai, kad nuo Alanijos čia yra tik tai 17 km. Čia kažkai ir praeisim, čia šlapia kažkodėl. Opa! Opa, metutė. Vos vaikas nenuslydo. Palaukiam. Čia užlipsim. Užlipsim metutė, aišku užlipsim. Metutė mūsų alpinistė. Op. Ne. Nebent nori eiti. Ten matau taką. Perlendam čia. Lendam. Čia prasideda kažkokie takai. Aha, bus čia takai. Va, kaip yra vystoma infrastruktūra. Aha. Turistam. Čia bus patogu, gražu, čia bus užlipimai. Ten jau matau stovėjimo aikštelę. Jau padaryta. Bet jinai dar užtverta, negalima į ten įvažiuoti. Kaip įdomiai buvo. Ir čia gal jau rekonstruota, pakaišėta va visokiausiais. Nu, va čia pasižiūrėt metutė. Einam toliau. Mėginsim kopt. Ten toliau eita Akropolis. Romėnų. Ir ten dar yra urvas. Urvas yra net su šaltiniu. Čia palipam. Pažiūrėsim. Urva? Ne, tada į urvas toliau. Ten toliau paeit. Opa! Kaip mergaitė lipa. Tikrai su tete važiuos į kalnus. Į kalnus važiuos metutė. Oi, o čia užlipsi? Oi, be problemų. Be problemų šitas vaikas. Einam aukščiau gal?
Nu. O, čia lipam. O, čia dabar nulipam. Opa. Labai gerai. Perinam per kambarius. Tokie tie kambariukai buvo. Va. Čia gal panašu, kad originaliai? Ne, žiūrėk, dar ir šulinukas, bet čia nesimato net. Oi! Čia net nesimato ten, kaip giliai prožektorius reikėtų. Čia. Ne, čia atkasta. Kaip buvo planuojami senovi kambariai, tai manau žino, kas čia kur buvo. Kadangi mes nežinom, tai tiesiog vaikštam ir žiūrinėjom. Rieduliai visokie. Čia matomai buvo vandens šaltiniai. Šaltiniuota vieta čia. Iš čia tikriausiai semdavo vandenį. Kažkokias talpyklas stovėjo. Nes įspaudai atlikę. Va, kokia graži vieta. Senovė čia turėjo įspūdingai atrodyti viskas. Kokia gigantiška šventykla turėjo būti. Akropolis dar laiptais. Žaidimas kažkoks senovinis. O, vizualizacijos kaip turėjo atrodyti viskas. Įspūdingai. Romėnų hamamas. Čia pati bažnyčia, va ten. Tų visų vaikščiojimo aš jau šlapęs visas. Čia atstatinės kažką stipriai. Romėnų vonės, Akropolis. Einam į Akropolį, jeigu bus įmanoma prieiti. Štai kaip vyksta visi kasinėjimo darbai. Pasidairyt, kaip vyksta darbai. Štai va taip kruopščiai vyrai pamūro biškį, kad ir nesimatytų. Taip kasinėjimo darbai vyksta. Tokiais va įrankiais. Cementas. Turėjo gerai šitas miestelis atrodyt ant kalno. Net senoviai žmonės norėjo vaizdingose vietose gyventi.
Vaikai išdykauja. Bazilika, Baptisto Cave, Cave Spring, Western City Gate. Miestas turėjo daug skirtingų intėjimų, vadinasi. Kai kurių matosi akmenys pakeisti. Verda arbatytė. Čia eiti negalima, čia gali už. Oi, čia kaip įdomu. Kiek visokių intėjimų, ne? Aha. Toliau urvo ieškot. Aš labai noriu urvo. Čia lip. Lip lengviau, taip, Metutė? Kokia visokia sistema buvo. Kaip gerai miestas buvo apgalvotai statytas. Einam iki vakarinių miesto vartų. Mama šitos kelionės tokios kondicijai tikrai nebūtų atgyvenus. Čia mama? Mamai linkėjimai, taip. Mamai sakyk labas. Sakyk mamai labas. Mama labas. Sveika. Šiandien. Taip, mama žiūrės po to. Ir mėta žiūrės, taip. Uždraudė eit. Sakė neit. Sakė neit. Neinam. Dabar galima? Dabar einam. Opa, opa, opa. Reikia žiūrėt, kur lipi. Čia viskas kaip buvo, kai rado. Ir kaip dabar viskas atkasta. Laiptų sistema. Čia vis dar vyksta kasinėjimai. Didžiulis miestas buvo. Žmonės valgo, kurie čia dirba. Čia ruošiama visa infrastruktūra. Čia kai viską padarys, tai čia bus labai gerai. Ir vyrinau ten takelius. Čia viskas bus patogiais takeliais, nereikės čia taip laipiot. Čia miesto vartai buvo. Tokie. Miestas 2-3 amžiaus buvo gerai išvystytas, kad net lietaus atveju buvo vandens nubėgimo sistemos mieste išvystytas. Va. Ir va čia tai ovarada. Ir va taip dabar jau yra atkasta viskas. Tai gana jie čia įspūdingai dirba.
Chebrytė nuėjo iki urvo. Čia kaip sakydavau. Ne, aš eisiu. Urvas yra čia. Čia. Praeisim. Ne, bet čia kažkaip gal per aplinkų galima. Mes kadangi lygiam su Mieta dviese, tai mums yra sudėtinga ten eiti. Taip, duodam rankytę, kad čia nenugriūt. Ten dar visokie kasinėjimai vyksta. O čia žmonės grįžkit čia po 5 kokių metų, kada čia pilna infrastruktūra bus jau padaryta. Tai čia tikrai bus gerai. Nes mačiau žemėlapiuose jau pažymėti, kuriuose vietose bus takai įrengti. Tai visai fainai bus. Kušio, čia gatvytė. Čia žmonės gyvena. Įsivaizduokite, 2-3 amžiai, kokie dydžio turėjo būti miestas. Čia dar kažkas. Einam pažiūrėsim, kas čia buvo. Aš manau, kad turėjo rasti visokiausių įrankių, dar kažko tai. Va, čia net... čia buvo alyvuogių spaudykla. Ir štai kaip net atkurta jau viskas. Pridėta va net alyvuogė. Spaudžia. Iškart talpyklos. Nu, fainai. Taip. Taip, va. Ir aprašyta, va, kaip buvo. Iki kol rado. Ir čia viską, va. Atkasi, sutvarkė gražiai, durytės įdėjo su apkaustais, apdegina. Va. Alyvuogių plantacijos greičiausiai, nes čia labai stipriai šitam regione buvo spaudžiamas alyvuogių aliejus. Kaip archeologai išsiaiškino, tai tuo laikotarpiu labai stipriai buvo didelė alyvuogių aliejaus gamyba. Išvažiuojam iš Sėdros. Gražus miestelis. 2-3 amžiaus. Bet iki jo davažiuoti ir išvažiuoti yra reikalų, va, siauros gatvytės. There's a crack in the porch wood, I know it by heart. I've been stitching this roof since it fell apart. I don't care for your shoes or the mud on your soles. This house is a sieve, but I'm plugging the hole. Nu tai ką, dabar važiuojam tada į Kasipažos arką, ne? Mėlynųjų lagūną vadinamą. Čia kada prasideda pas juos turizmas, tai tas vietas tada pervadina savaip. Ir ten biškį pasivaikščiosim, palaipėsim kalnais. You can knock on the wood, you can peer through the pain, but I'm the only one here who can dance in the rain. Wipe your feet or walk away. Labai gražiai, mečetė.
Važiuojam link Gazipažos arkos ir privažiavom va kažkokį irgi antikinį va miestelį, kurį šiuo metu atkasinėja. Labai gražiai viskas atrodo. Atstatinėja, vietom keičia, kur senas, kur naujas. Antiochija et Kragum Sutunlu. Žodžiu, moka skaityti patys. Kai neišlauži liežuvę, kam jį ir laužyti, ne? Va, parodai užrašą ir patys skaitykit. Kiek kolonų. Ten dar toliau matosi griovėsiai. Čia gal koks baseinas buvo. Įdomi vieta. O dar įdomiau yra tai, kad va tokie nuostabūs vaizdai. Ir man dar yra žmonių, kurie sakė, nebevažiuokit visi tą Turkiją, niekad ten nebėra ką pamatyti. Nu kaip nėra, pasižiūrėkit kaip gražu. Einam dar į kitą pusę pasižiūrėsim. Ten kažkoks apskritas daiktas, einam dar pažiūrėsim, kas per dalykas. Kiek dar visko neatkasta. Su viena gidė kalbėjau. Taip sako, daug mes visko čia turim. Daug ko dar net nežinom, ko turim. Ir kai uždaviau klausimą, tai kodėl neinvestuoja? Sako, mes per daug viską turim. Ir investuoti viską. Tai, sako, labai didžiulį lėšų reikia. Nesvarbu, kad turizmas čia yra didžiulis ir susidomėjimo yra, bet tiesiog nenori tiek daug investuoti į tai, kas galbūt po to kažkada tai merdės. Kaip pavyzdys, COVID laikotarpiu turizmas staigiai sustojo ir, sako, šalis masiškai persimetė į bananų plantacijas ir avokadų šiltnamius. Keitė. Oh, my muse, you're heavy debt. A ghost I haven't quite finished yet. Lead me down where the briars grow to the hidden root. Ant pasaulio krašto. Oh no, you're the salt in the well, you're the rust on the blade, the only God to whom I've prayed. Va ten tai išvis vaizdeliai, tai fantastika. You don't come kind, you're the tangled thicket of a fevered mind. I've tracked your heels through the river mud. Keliamės į tą apleistą. Mes tai vadintume, aišku, pilėm iš karto. Kas čia pilės? O kas čia buvo? Velniai žino. Leaving me drunk on your bitter wine. The ink is dry, the wood is spent. I've given back every breath you lent. Čia biškiai ir atstatinėja, atkūrinėja, va. Grindinius visokius
beautiful, terrible, holy fear. Čia žiūrėk, kur dedi kojas. Your heavy day. A ghost I haven't quite finished yet. Lead me down where the briars grow, to the hidden roots that the crows all know. You're the salt in the well, you're the rust on the blade, the only God to whom I've prayed. The only God. Jo, va tokiose vietose dronas gana gerai parodytų. Nu. Čia dar kas čia? Kažkas. Ekspertai va, paaiškins, kas čia, kažkas. Still on in the shade. Still on in the shade. Bet jie, matai, va, pastebėjai, jie va tokius griuvėsius, jie čiut va tai va ir palieka. Jie biški juos pamūryje ir va taip ir paliks. Jeigu matot, va ten va, yra iš tikrųjų bananų plantacijas ir tie mėlyni maišai yra uždengtos bananų kekės. Oh, my muse, you're heavy dead. A ghost I haven't quite finished yet. Lead me down where the briars grow, to the hidden roots that the crows all know. You're the salt in the well, you're the rust on the blade, the only God to whom I've prayed. You don't come easy, you don't come kind, you're the tangled thicket of a fevered mind. I've tracked your heels through the river mud, written your verses in sweat and blood. But you vanish like smoke in the morning pine, leaving me drunk on your bitter wine. The ink is Kai vaizdai, jau net pinasi žodžiai. Pasipisipa. Pasakiški. Taip. Stovim. Gerai, kad nėra Agnės, nes jinai man čia jau rėkų, tu kur tu čia vaikštai, kur tu čia stovi, nugriūsi atsargiai. Bet, nu kaip nelypt? Kaip nelypt? Ką? Kaip nelypt? Tokie vaizdai. Crows all know you're the salt in the well, you're the rust on the blade, the only God to whom I've prayed. The only God. Donatas irgi žengia pirmą žingsnį atbrailos link. Šaunuolis. Tokiais liukais. Aš kartais noriu turėti irgi kėdus apsidėjęs būt. Bet aš keliauju tik taip. Still on in the shade. Labai gali atsiplėšti galvoje. Tik prabrauksi pro šoną ir viskas, ir nebėra. Davė muškytėjai. Oboliuką galiuką. Graužtuką pagraužti. Labai netoli. Važiuojam prie
Mėlynosios lagūnos. Ten dar gamtos stebuklų pasižiūrėti įdomių. Štai mūsų labai silpnas mašiniukas. Į kalną važiuoti rėkia pirmų bėgių, antrų bėgių nevažiuoja visiškai. Nu, ką Simona? Papasakas. Nieko nedarės. Mes nieko nedarim. Vaikai laimingi, biškį leidom pailsėti. Laimingi. Su vištiena? Gal šiandien tavo gimimo diena? Aha, ir ką darė tenai? O taip, pavojingai. Visi važiavimai. Gal stipriau? Labai skiriasi. Bandom išmokti turkiškų ypatumų prieš važiuojant ant kiekvieno posūkio, kur nesimato nieko papypsant. Taip, visą šoną šiukšlė numestas, kaip ir čia. Ja, ir čia va, pilnas šiukšlių. Kažkaip tai labai labai. Bet pagrindė buteliai, tai gali būti, žinai, kad kai veža su tais autobusiukas nupjautais stogais, gali būti, kad ir turistai čia primėsta. Tam čia tokiais turbūt ir žiemą būtų. Gerai, kad čia tų žiemų nėra. Nes jeigu žiemą būtų, tai čia... Kai Austrijai tai yra, ir tada gaunasi ten su gradinė varnė. Eina šikt. Jo, čia. Jeigu pavargsi, sakyk, pavairuosiu. Čia, blemba, pavojingas kraštas, imk daugiau. Ten iškart buvo duobėjau. Vau, tokie išbyrėjimai visokie šonuose. Čia gerai, kad dabar dar mašinų nėra. Jo, tai labai bjaura. Eik tu savo. Yra reikalų. Čia bus reikalų, kai grįšim. Jo. Bet Donatasgi patyrė Šumacheris. Mes kaip varėm iš šitą į tą Škotiją, žinai, tai išnuomavom mašiną ir mechaninė dėžė, nu, kad pigiau būtų. Aha. Ir blebaša, nu taip neįprasta, tai kai kairė ranka tos bėgius. Ai, taip, teisingai. Ir tuose kalniukuose, ten pirmyn atgal sustoji, va grynai, va tokia irgi vietom, aukštyn žemyn tenai. Nu ką, panašu, kad atvažiavom ir eisim peškom čia kažkur tai. Tik dabar reikia surasti, kur prisiparkuoti. Važiavam ir turistų. Ir turistų du autobusai. Vienas didesnis, kitas mažesnis. Einam ten. Iki arkos. Ir va čia va nuėjimas. Čia jau reikės imti vaiką ant ranko. Einam į apačią. Vieta eina pas tetę. Įmerksim koją. Man lengviau va taip.
Vaikas pastatė ant rankų. Keliaujam. Тут такие вот такeliai. Там, как похоронный процесс, они идут. Vaizdai gražus, bet kai reikia tai valyti su vaiku ant rankoms, yra iššūkis. Bus dar geriau, kaip reikės užlipti. Tai va čia yra ką? Yra tokia ta lagūna mėlynoji. Gražiai. Lipam. Yra reikalų. Va ten. Dar va ten. Žodžiu, istorija be galo. Su šito viščiuku lipti yra reikalų. Bet kažkaip ir nulipsim. Vieta graži, bet su vaikais čia sunku. Nedarykit to, ką mes darom. Galvoju, man sunku. Yra žmonėm, kuriem po vieną eina sunku. Tarp figų. Lipam savo, kvepia figos. Reikia labai žiūrėti, kur statai kojytės. Va, taip. Yra reikalų. Yra, nemeluosiu. Mes einam čia. Nam čia bus greičiau. Opa. Va. Rojus. Taip. Opa, biški pailsė gerai. Učiete? Nu, akmenukai. Metutė, pavargai? Pažiūrėk, va čia. Pavarga vaikas. Nepavarga? Ne, va čia va gali atsisėsti. Na. Va, ant akmenuko vaikas pailsės. Gražu, bet yra reikalų. Čia su vaikais, ant rankų yra ką. Ten ir vieniem yra ką užlipti ir nulipti. Bet vaizdai atperka. Gražu, man tai buvo verta. Einam link mašinas.
Važiuosim į Urvą. Per kaimus. Vištos laksta ant gatvės laisvai. Aldona rodo, kur važiuot. Sakė, bei bak, joju. Žemė raudona. Šiltnamių masyvai. Atvykom prie bananų plantacijos. Ir vėl nežino, kokios dar čia plantacijos. Bet čia daug visko auga. Bet čia gražiai taip padaryta. Tikrai gražiai. Euro? In euro? Euro. No. 6 euro. It's okay. 6 eurai žmogui. Vaikam nemokamai. Jaučiasi iškart urve drėgmė. Kuo šio? Oho, matėjai. Oi, kaip čia. O, koks tuneliukas, kaip čia smiltai su taduku, tai čia gerai buvo. Einam. Tu tai netūpk, tau tai gerai, čia tetį reikės tūpt. Tūpa vaikas. Tau tai čia užtenka vietos. Oi, čia. Kas turi klaustrofobiją, tai čia nepatartinai. Nes čia pralysti tai. Aha, yra reikalų. Nu, lip. Geras. Čia palauk. Aha, lipam. O, kaip gražu. Urvai čia geruliai. Aš tai va tai vainu, nes man reikia pasilenkti, aš čia tikrai labai žemą. Aha. Aha. Čia yra tokių takelių natūralių.
Nu ką, mūsų kelionė į pabaigą. Tokioje va gražioje vietai. Važiuojame į viešbutį. Išnešiošim vaikus per kambarius. Ir važiuosim, darysim mašiną į nuomą. Mašina šiaip nebloga, erdvi. Šeimyninė 7 vietų. Bet kai reikia tokiais ir patinais klypti į kalnus, tai sunkiai. Antro bėgių nelipa, pirmo bėgių žviegia. Tai va, mūsų kelionę baigiam. Užskaitau aš ją, tikrai labai gera. Visiems patiko, visi patenkinti. 3 vietos, 3 taškai. Pirminis variantas buvo važiuoti į Anamur pilį, bet nevažiavom, nes nuo Alanio 122 km ir ten stipriai baisus kelias. Tai išsigandom ir kiek klausinėjom ir daug klausinėjom, tai visi patikino, kad ten žiaurus kelias. Važiuoti ten nerekomenduoja, nebent įgūdžių gerų turi. O Turkijai įgūdžių reikia turėti vairavimą. Ne Europa. Taisyklių nieks nesilaiko, važiuoja be posūkių, užlentinėja, užkišinėja, stop ženklas yra nestoja, raudonas šviesoforas važiuojam, pėstysis eina per gatvę nestoja. Iššūkiai yra. Jeigu eismas didžiulis, tai 360 turi žiūrėti, kas vyksta. Donatai, kaip vairavimo ypatumai? Ką papasakosi? Dabar tai gavosi, kai didelio trafiko nebuvo, tai visai dar pusė velnio. Visai gerai. Neskaitant tų visų raudonų pervažiavimų. Bet mieste, kai važiuoja ir iš paskos, iš visų šonų važiuoja, tu nežinai, iš ko iš jų tikėtis. Tai, kai važiuoji, tada pistė už šoną varo, tai visiškai pripratom. Yra reikalų. Taip. Tai va, experience'as geras, verta irgi išbandyti. Visai smagu. Nu ką, susitiksim kažkur kitur dabar.